Šalia manęs yra Aurimas, socialinių tinklų žvaigždė, bet labai žiauriai skamba, kad tapo tokiu dėl savo tragedijos gyvenimo. Važinėjau su motociklais savo, kuriuos buvau 3 metus nelietęs. Ir perspaudžiau, per didelis pasitikėjimas rankose. Aikštelėje apsiverčiau, nežinau kas nutiko, aš realiai neatsimenu momento, nes pabudau jau priešas operaciją. Vieną, ką atsimenu, draugas sako, tau stuburas lūžo ir aš nusikeikiau ir sakau pasikabinsiu. Ir atsijungiu vėl. Tai čia yra situacija, kurios aš nekontroliuoju, žinai. Kaip susitaikei su tuo? Nežinau, ar čia įmanoma susitaikyti. Tu vis tiek prisimeni, kaip buvo, ane? Tu prisimeni, tu nešiesi. Taip, tas blogiausia, tau kerta per smegenis. Taip, tu vis tiek tą tempi, vis tiek tą nešiesi. Aš ką supratau, kad mano skausmas, mano ašaros realiai niekam nerūpi. Tu tik pats savo esi atsakingas už savo gyvenimą. Ateina žmonės manęs, tai Tenerifei, žinai, ir lietuviai, sveikas, sako, blemba, bet tu šaunuolis, tu maladėts. Man kai būna, aš to video pasižiūriu ir man gera pasidaro, tavo gyvenimas tai žiaurus. O, nu va, žinai, ta prasme, mano gyvenimas ant tiek kovas, kad tavo pasirodė geras. Žmonėms reikia skausmą patirti, reikia, realiai skausmas yra vienintelis. Aš tai galvoju apskritai, kad be skausmo žmogus neauga. Be patirčių, be tamsių patirčių. Realiai aš dabar gyvenu daug geriau negu gyvenau prieš traumą. Nes prieš traumą, sakau, buvo toks tas nemokėjimas gyvent masiai sukausi, kaip visi. Emocijos, lūkesčiai, savęs reprezentacija, ego. Man nieko nereikia. Nenori, nereikia nebendrauti. Nenori, nepatinku tavo reikalas. Man negėda, kas man kame pasakys. Man negėda save rodyti. Aš žinau, ką praėjau. Žinau, kokiam dugne buvau. Žinau, kokia tamsoje buvau. Ir žinau, kokią ten jėgą radau, kad aš sugebėjau išlipti. Būna rytas, atsibundi, turbūt jau, velniok, niekur neįsiu, jau nebegaliu. Būna tokių, ar tu negali sau leisti to? Aišku, būna, ką jūs galvojate, aš ir verkiu, ką jūs galvojate, aš neverkiu. Aš irgi verkiu. Vieniems gali sakyti, eiti per Dievo pusę, kitiems gali per psichologiją, kitiems gali sakyti, nustok būti myžulu. Aš išmokau viską per skausmą, per patirtis. Ir dar sakau, čia dar tas gyvenimas tik nesibaigė, čia realiai atrodo, tik dabar pradėjau gyventi. Atrodo, tik dabar pradėjau gyventi, tai dabar pradėjau matyti struktūras, kaip veikia ir kad čia realiai žmogus gyvenime gali pasiekti viską. Žodžiu, mano trauma man tinka. Dėl ko vyko skyrybos? Su manim nelengva. Taip, labai nelengva, čia bet kuriuo, prasme, neįgalus žmogus, tai ištisai jam reikalinga priežiūra. Tai dar ne tik priežiūra, bet ir aš charakteriu nelengva, štai. Ai, charakteriu, tai visi mes žmonės. Jo. Bet tas charakteris man padeda gyventi vežime, žinai. Dar vienas toks įdomus dalykas tavo gyvenime yra sportas. Jo. Ir esu labai patenkintas mėlynu tėtį, man labai patinka, nežinau, tai lasdą mesti, aš jaučiuosi kaip Sparta kokia, žinai. Tavo tas tikslas dalyvauti olimpinėse žaidynėse, aš girdėjau, kad... Tai aš dalyvauju tik dėl to, kad olimpinėse žaidynėse nuimti auksą. Didelis pasitikėjimas tavyje. Čia buvo ir anksčiau, prieš šie įvykiai buvo, bet dabar jis tapo dar didesnis, nes tu neturėjai kito pasirinkimo. Tu esi laimingas. Iki traumos galvojau, kad laimė yra materialūs dalykai. Po traumos buvo laimė daugiau šeima, kad esi kažkam reikalingas, kad net ir vežimę turi tai ir tai. Kaip šeimos nebėra, vėl viskas keitėsi, supranti? Nežinau, kas tai laimė iš tikrųjų. Laimė turbūt gerai jausis ir nereikalauti daugiau už gyvenimą. Kad užtenka tiek, kiek turi, kad dėkoju už tai, kad turi, man laimė yra su dukra būti. Man laimė dabar su tai bendrauti. Man ir laimė yra šiuo metu pasidalinti tai, ką aš galvoju. Sveiki, netobuli gyvenimas šiandien yra visiškai toli nuo Lietuvos, kuri visus metus būna šilta, nors ir dabar Lietuvoje turbūt neblogas oras, kaip filmuojame. Šalia manęs yra Aurimas, socialinių tinklų žvaigždė, bet labai žiauriai skamba, kad tapo tokiu dėl savo tragedijos gyvenimo. Pakalbėsime su Aurimu apie tai, kaip jis gyvena, kas jam nutiko ir kodėl, ir kas kodėl. Kodėl aš gyvenu? Kodėl aš dar gyvenu? Kiek metų tau yra? Tai man 34. Esam Tenerifėje, o ne Lietuvoje. Pats esi iš Kauno. Taip. O ne, tas iš Vilijampolės. Kaip tu čia atsidūrai?
Tenerifei? Tai Tenerifei atvažiavau, jau bus 4 metai, kaip aš čia galima gal žiemoju, nes vasarą grįžtų į Lietuvą. Atvažiavau atostogų, šiaip prieš 5 metus. Per karantiną, kai visi važiavo. Per karantiną kirtau, nežinau ar sakyt, nesakyt, kirtau Lietuvos sieną per Lenkijos miškus, iš Lietuvos neišleidau, skridau iš Lenkijos. Tiksliai buvo. Taip. Tai Lenkijoje nieks nieko netikrino, čia atvariau, viskas ramu, žodžiu, tik Lietuvoje buvo labai daug spaudimo. Po tos koronos, ant kitų metų jau atvažiavam, atsikraustėm gyventi. Su šeima. Pragyvenom čia su šeima 2 metus. Išsiskyriau po 13 metų kartu. Ir dabar esu 2 metai vienas Tenerifei. Nu, ne vienas, mačiau su dukra. Dukra jo, yra šalia, gyvena su mama. Gyvena su mama, dukra yra šalia, bet norėčiau daugiau matyti dukrą gal, bet dabar yra tokia situacija. Tai ta situacija su vežimu galėjo būti ir blogesnė, vis laiką gali būti blogiau, aš taip gal vis laiką savo sakau, nes yra kaklo lūžiai, tai po kaklo lūžių ir rankyčių nebėra. Tai mano dar situacija yra dėkinga. Nu, matau, turi rankas, kojas. Jo, tai aš esu paralyžiuotas nuo čia, nuo krūtinės pačios. Taip lanku galima pasakyti, aš vadinamas esu krūtininis, nes tarp neįgaliųjų šnekam tik kaklinis, krūtininis ir jo asmeninis, dar galviniai būna. Žodžiu, tai kadangi esu nuo čia paralyžiuotas nuo krūtinės apačios, tai turiu veikiančią krūtinę, pečius, rankas ir nugaros viršų. Realiai nuo čia jau ta viršinė dalis yra padėta ir aš pastoviam balansą. Ten nieko nejauti? Ne, nieko nejaučiu, abiškai tą prarandu ir aš galiu iškristi, nes jau čia nebesikontroliuoju. Tai žmonės dažnai nesupranta, klausia apie kojas, kaip tavo kojas, ar jau geriau biškai. Tai jeigu bus geriau, aš lizduoju, bus vidiniai organai, iš pradžių kažką pradėsiu jaus geriau ir po to jau viskas leisis. Kas nutiko? Tai nutiko prieš 9 metus. Grįžau iš Pietų Amerikos, gyvenau Peru. 3 metus, po 3 metų grįžau į Lietuvą. Ir Lietuvoje buvau 2 savaitės, kokį vadinamą gal atostogų grįžau. Ne visam laiku, nes ten gerai sekės. Ir per tas 2 savaitės važinėjau su motociklais savo, kuriuos buvau 3 metus nelietęs. Gavosi toks, kad, nežinau, hypas vadinamas, labai norėjau su jais kasdieną. Nu ir perspaudžiau, per didelis pasitikėjimas rankose, per daug emocijos, tuo metu protas dirbo visiškai kitaip, buvo didžioji dalis emocionalaus gyvenimo. Dariau tą vienkę vadinamą. Bet ne tai, kad... Specialiai darėjai? Tikslingai? Jo, ta prasme būdavo, žinai, žalia šviesa, štaforas ir dugnais eini. Ar vienkia, o aš aikšteliai. Prie aikšteliai apsiverčiau, nežinau, kas nutiko, aš realiai neatsimenu momento, nes pabudau jau priešas operaciją. Tai apsiverčiau ant tos vienkės. Nei ten greičio buvo, nei gatvėje aikšteliai, žodžiu, kažkoks ar balansą bandžiau padaryti ar ką, aš neatsimenu. Ir man lūžo tie 3 slanksteliai, 5, 6, 7 krūtinės aukštė. Ir tokia situacija, taip ir atsitiko viskas. Bet tai nebuvo pirmas kartas, kai tas vadinamasis vienkės darydavai. Tu jau buvai anksčiau ten... Nebuvau aš profesionalas. Nebuvau profesionalas, bet su mopedais važinėjau tikrai nuo anksti ir su krosniu miškuose draskydavaus ir visur. Ta prasme, vis tiek mokėjau važiuoti. Bet buvo per daug pasitikėjimo rankose ir turbūt per didelis lėkimas galvoje nepasverta rizika, nes realiai gyvenime vis tiek turi pasvert, ką darai. Nu, motociklistai tai kažkaip būtent nepasveria, kaip pastebim daug. Užvaldo adrenalinas viskas ir tai yra ir kas kartą tas adrenalinas jo daugiau reikia, jau biški neužtenka, vis daugiau ir tada kaip jau, nežinau, proto turi su ego turi susipyksta, kažkuris jau žinai nusveria. Iš kur jis te buvo motociklus? Mano tėvas motociklais daug gal labai nevažinėjo, bet visą laiką buvo, nežinau, draugai, kur jo sportavo ir atsimenu vaikas ir motokroso varžydavas, važiuodavau. Garaže daug laiko praleisdavau su tėvu ir be tėvo. Garažas buvo, dar garažiai, kad dabar gerai jaučiuos nuėję, žinai. Tai turbūt iš to ir susikonstravo, nes realiai mūsų pomėgiai tai yra tai, ką mes į save dedam. Tai kažką dėjau vaikystėje, tėvai dėjo ir tas atsinešiau iki čia dabar realiai. Bet dabar jau viskas. Ne.
Nagi. Nu, kas viskas realiai, nu, tik tai gal pristabdė tą lėkimą, bet mano aistra niekur motociklam nedingo, tik tai, kad aš labiau pradėjau tą aistrą kontroliuoti, pradėjau labiau apžvelgti, ar man to reikia, ar aš to labai noriu. Ir realiai tada pradėjau sverti, nes aš tokia turiačių važinėjau, su bagiu pritaikytų važinėjau, su vandens motociklu galiu plaukti, viską realiai galiu daryti. Net ir dabar ir motociklas, ir ta pati Britva, ir endurkė yra dabar įrangos, sustoji automatiškai, ratukai išlenda, pajudi vėl, ta prasme, yra galimybė važiuoti. Tai manęs daug kas klausė, ar sėstum. Aišku, kad sėsčiau, jau galėčiau, žinai, nes čia nėra motociklas, čia mes galim daug ką kaltinti aplinką, žmonės kaltina valdžia bloga, kaltina tas blogi, bet tu nuo savęs pradėk realiai. Ir tu suprasi, kad niekas tau čia nekaltas, pats padarys sprendimą tokį. Aišku, būna kažkur gyvenime, kur jau gal negali daug ko keisti. Pasitinki taip, kaip jau yra, nežinau, ar suformuota, ar nežinau, kaip mes iki ten dainam. Bet aš tikrai nekaltinu motociklą, aš viską savo rankose laikau, visą tą atsakomybę. Ir važiuočiau, bet važiuočiau su šoperiu gal ramiau. Iš pradžių. Gali būti. O paskui jau žiūrėk ir... Ne, jau pamoką turiu, jau, sako, protingas tas, kuris mokosi iš šitimų pamokų. Tai aš jau savo pamokas pradėjau, iš savo pamokų pradėjau mokytis. Pakalbėkime apie tai, kas įvyko. Po to ligoniai, tu sakai, atsibundu prieš operaciją. Tu suvoki, kas vyksta, ar kas? Tu, aišku, jau tada jau nebejauti, kojų nebejauti, aš nežinau, kas ten buvo tada. Tai buvo žiauru. Šiaip tai žiauru buvo. Aš atsikėliau, man rodo, gal tik pusvalandžio po tos, kai buvau be sąmonės. Aš taip įsivaizduoju, nes aš kaip sulūžau, kol važiavo greitoji, kol mane nuvežė ir atsikėliau jau prieš operaciją, jau perkeltas į lovą, jau viską. Draugas šalia, nu ten ir šeimos dar kažką narių mačiau, bet nu nežinau, neatsimenu, kaip aš tuo metu jaučiausi, kokios man tos mano mintis buvo, bet vieną, ką atsimenu, draugas sako, tau stuburas lūžo ir aš nusikeikiau ir sakau, pasikabinsiu. Ir atsijungiu vėl. Tai va tokia buvo pirminė impulsyvi mintis, kas man atėjo į mano savijautą. Tai iš karto jau suvokiai, kad tau viskas, ne? Nes realiai juk suvokiau. Galėjo būti ir kitaip, pavyzdžiui, galbūt išgelbėti, ten žinai kaip būna. Suvoki, kad jau viskas, bet dar kažkaip nenori patikėti tuo momentu. Toks dvipusis jausmas užvaldė tuo metu, bet nežinau. Po to, jau po operacijos, kai atsikėliau, tai jau buvau prišertas vaistų. Tai normalu, kad juos ten duoda, nes, nu jo. O jau po to tų vaistų neėmiau, sakiau, nereikia man čia nieko, gulėjau, norėjau sąmoningas būti klinikose. Tai dar kažkaip atrodo save bandai baudinėti, ar bandai, nenori patikėti tom, kas tau atsitiko, tai ten pirštą kažkas spaudžia, jauti, jo jaučiu ten ir sakai, kokią pirštą jaučiu, nes visai ne tą pasakai. Vas nejausdavai absoliučiai, ne? Nu, dar tipo kažko, realiai po traumos dar biškį daugiau jauti. Nes dar kažkas dar būna, po to jau, po ilgo laiko jau viskas atrodo dingsta iš vis, žinai. Tai va, tai bandžiau taip save apgaudinėti gal, bet tikėjimas, ne taip, kad veidmainiauti savo pats, bet tipo tikėjau, ne, čia negali būti, atsistatysiu. Daktarai irgi sako, ką pasieksi reabilitacijai, va čia žinok, per 100 dienų ką pasieksi, tą ir turėsi ateičiai. Tai dabar tą suprantu, kad tą 100 dienų ką pasieksi, tai turbūt buvo tas, kad ką išmoksi reabilitacijai. Nes kol nesupranti situacijos, kol nesupranti pačio pažeidimo, nes yra dalinis ir pilnas pažeidimas, tai kaip ir dalinis pažeidimas, dar gali spausti kažką iš to, kas yra kažkoks judantis dalis kažkokią, dar gali išniruoti. Bet kai pas mane yra pilnas pažeidimas, visiška nejautra, tai ką tu ten spausi, ten žinai, niekas nejuda, niekas ramu. Tai važiavau reabilitacijai, 100 dienų realiai dariau visą, ką įmanoma, išmokau viską, ką įmanoma. Tikrai ir mano kineziterapeutė Vaida, didžiausia pagarba, didžiausia profesionalas iš tos reabilitacijos. Sakau, Vaida, ką man daryti, gal dar dasipirkti, nes ten po to gali dasipirkti mėnesį, ten kainuoja nemažai, apie 3000. Sako, ne, nejuokauju, sako, važiuok namo, viską išmokai, plus dasidės sporto salės, sakai, jei įsisportuosi ir taip ir taip.
Nu, tai ten, žinai, buvo pradžiai su vežimu, išmokti važiuoti, išlipti lovos į vežimą. Labai sudėtinga, čia kaip nieks nesupranta, realiai, nu, nuo čia tik tai jauti, o visas kūnas tai dar nemoki laikytis, nieko, žinai, visi tie dalykai, tai buvo tikrai sudėtinga. Po to visokie į tualetą nueit, mažesniam, didesniam, tuos irgi išmokau, be slaugių pagalbos, kad viskas būtų, nežinau, kad namo važiuoju, žinau, kur važiuos, nusiprausti. Po to buvo visokie ropojimai ant 4, išmoksti ant stovo atsistoti, dabar realiai prie mašinas už ragų skabinu, galiu rėmės kelius atsistoti. Nu, dariau viską, kas buvo reabilitacija. Tikrai viską išmokau, laiptais ridinausi ir apsiverčiau, ir kritau, ir lipau. Palangos reabilitacija yra super geras dalykas, tik tai va dabar Lietuvos valdžia nefinansuoja ten važiavimų. Gali važiuoti tik tai daliniai, kuriems nereikia slaugos. O visi, kurie va pilno pažinimo, reikia slaugos, nebegali ten važiuoti, nes po tų kelių kartų, kai dar ten būni, gauni 3 kartus važiuoti, nutraukia. Tai yra labai šiaip gaila, tai tikiuosi, kad žiūrės, kas yra atsakingi už tai ir pakeis visus dalykus, nes neįgaliesiems ten reikia susirinkti tikrai būtinai, bendrauti, dalintis kažkokiais, kas geriau, kas negeriau vežime. Ir iš tikrųjų reabilitacija nėra fizinė, reabilitacija yra emocinė ir psichologinė. Tai čia yra situacija, kurios aš nekontroliuoju, žinai. Tai būna taip visas juda, visas kūnas, visas presas, nugara, tai būna ir stojas aukštielnikas, varau, žinai, per vežimą. Kaip susitaikė su tuo? Vis tiek ir kada susitaikė, jeigu jūs suvokimas turėjo ateiti, turbūt užtrukti. Vis tiek tą mintį nustumdavai nuo savęs, kad bus taip, kaip yra dabar. Tai gal nesusitaikiau. Gal nesusitaikiau iš tikrųjų. Nežinau, ar čia įmanoma susitaikyti. Žmonėms reikia skausmą patirti, reikia, realiai skausmas yra vienintelis. Aš tai galvoju apskritai, kad be skausmo žmogus neauga. Be patirčių, be tamsių patirčių. Taip, aš manau, kad jis išvis neauga. Ir išvis jisai, jeigu žmogus nieko nepatyrė, nebuvo ten kažkur kažką suklydęs daugiau ar mažiau, nu, tai tu ką tu realiai supranti? Nes tavyje neįvyko emocinė tas lūžis, neįvyko psichologinis perdegimas, neįvyko tas visas neuronų svilimas. Tu neieškojai išeities viduje, neieškojai išeities knygoje, informaciją, tai žinai, tai patirtis yra reikalinga, skausmas.